Gerbiamas Rimas Dušinskas, prašom. Labą dieną visiems. Jau šį savaitgalį vyksime į kapines aplankyti mirusiųjų, tai ir klausimas šią temą. Kokie stadijoje yra kolumbariumo įrengimas Plungėje, nes aplinkiniai miestai, rajonai, Mažeikiai, Tauragė, Kretinga, netgi Kuršienai teikia šitas paslaugas. O kaip yra pas mus ir kiek esam pažengę priekį? Tai prašysime gerbiamą Tomą Jocį, kadangi tose naujosiose kapinėse yra numatytos atitinkamai vietos, tiesiog gal papildomai suteiks informaciją, kokioje stadijoje tai yra. Tai iš tikrųjų su to kolumbariumu toks biškis sumaišties buvo įvedę ten pasikeitimai, kai buvo pradėta kalbėti, kad savivaldybės negali imti įmokų už kolumbariumų laidojimo vietos, nes investicinių prasme tai yra didžiulė investicija į tos kolumbariumus ir savivaldybė darydama tas laidojimo kolumbariumų vietas didelės daro investicijas, bet negauna jokios, ta prasme, atgalinės grąžos, tai gaunasi taip, kad laidojimas į žemę, tas kolumbariumas gaunasi naudingas gal kokioj Palangoj, kur ta žemė didelė turi vertę, arba kokiam Vilniui ir taip toliau. O mūsų atveju mes buvom paskaičiavę, kad mūsų, tarkim, kapinių žemės atveju laidoti žemę, ta prasme, mes turėtumėm labai ilgą laikotarpį, o galimybė ir urną laidoti yra ir į žemę, nebūtinai yra dėti kolumbariumą. Bet mes turim nusipirkę paslaugą, kuria pagal tą paslaugą turėjo būti suplanuojamas kolumbariumas pagal pradinę koncepciją, kur yra tarp parkavimo aikštelės didžiosios jau Vaišiškėse nuo prieimų vartų po kairę pusę. Tai, bet tas projektinis sprendinys, kurį pateikė projektuotojai, jis reikalautų iškirsti, kaip pasirodė, kad neišeina išsaugoti visos eglių eilės. Ten yra tokia susodinta dviguba eglių eilė, kurie yra sveiki medžiai ir taip toliau. Buvo atsisakyta tos idėjos ir tada gavom kaip ir koreguoti visą, nors jau turėjom visus ir projektinius pasiūlymus ir viską koreguoti pačią užduotį ir buvo apsispręsta daryti 2 lokalias teritorijas, bent jau pradžiai. Tai yra kapinių vidury, kur yra buvęs konteineris šiukšlių ir ten yra vandens paėmimo mazgas. Buvo inventorizuota aikštelė ir iš principo toj vietoje būtų parengtas kaip projektinis sprendinys ir irgi būtų tarybos sprendimas, eisim su tais visais klausimais, pristatymais ir į komitetus, ir į tarybą dėl galimybės galbūt, kad ar savivaldybei pačiai renginėti kolumbariumus, ar duoti kažkokiam operatoriui nuomotis tą aikštelę ir įrenginėti privačiam verslui tą kolumbariumą, kuris ir būtų atsakingas, kad tokia paslauga būtų galimybė kaip alternatyva. Tai čia irgi susijęs su bendrais teisės aktais, kokie bus priimtas sprendimai, nes aš kaip suprantu, dar yra pokyčių, ta prasme, dėl tų visų įmokų rinkimo dėl kolumbariumų. Ir kita vieta yra, kur po kairę pusę prie automobilio aikštelės, bet ten nėra dar įrengtas dangus, tai bus parengtas projektinis sprendinys ir pagal tą projektinį sprendinį įrengiama aikštelė paruošta visą infrastruktūrą kolumbariumui, nes mūsų kaip administracijos, bent jau mes kiek turėjom pasitarimų, atrodo logiškiausias sprendimas, kad savivaldybė iš savo pusės įrengtų visą teritoriją, paruoštų projektinį sprendinį, kaip tie kolumbariumai turi išsidėlioti, bet kad pačius kolumbariumus statytų privatus verslas, kurie turi interesą. Dar kitas dalykas su kolumbariumais tai yra mūsų bendrojo plano sprendiniai, kur mes bendrajam plane numatėm galimybę kolumbariumus statyti sklypuose privačiuose, kurie besiriboja su kapinių teritorija. Mes turime privačių sklypų savininkus iš aplink mūsų kapines, kur jeigu mes norėtumėm kapinių plėtrą atlikinėti, reikėtų paminėti visuomenės poreikiams ir ten, kur yra miškai, tai aišku, jau miško nekirstų, bet yra iš kitos pusės, kur yra privatus sklypai. Tai žinom, kad mūsų laidojimų namų verslininkai, kurie vykdo tą veiklą, kontaktuoja su tų sklypų savininkais ir irgi vertina tą galimybę, kad galbūt nusipirkinėti tuos žemės sklypus ir statyti besiribojančioje teritorijoje su mūsų kapinėm savo kolumbariumų kažkokias zonas ir teikti irgi tokią kaip galimybę, kaip paslaugą. Bet sutinkam su tuo, kad tokia galimybė turi atsirasti pas mūsų jau Vaišiškės kapinėse ir žiūrėtumėm jau, jeigu atsirastų, kiek yra tas poreikis. Truputėlį keistai nuskambėjo, kad savivaldybė pažiūrėjo, kaip verslininkai
jeigu neapsimoka, tai nedarom, ta prasme, atsipirkamumas nėra tai, bet čia paslauga tiesiog gyventojams. Tai savivaldybė visą laiką žiūri, ar apsimoka daryti asfaltą, ar tokį sluoksnį, taip ir mes visą laiką žiūrim, koks yra galimybės, ta prasme, ir jeigu žiūrint, reikia suprasti, kolumbariumas jis irgi yra statinys, jam reikalinga priežiūra ir visi kiti dalykai, tai jeigu ta pati urna yra laidojama į žemę, yra į kapavietę, į buvusią kapavietę, tas irgi nėra blogas sprendinys, jis yra ilgalaikis ir nėra plečiamos irgi kapinės ir infrastruktūra ir piniginė prasme, savivaldybės investicinė prasme, jis irgi yra geras sprendinys mūsų nuomonė. Bet kad alternatyva tokia turi būti, kaip ir barstymas, toks kaip pas mūsų irgi dar nėra tokios alternatyvos, kad turi būti kapinėse teritorijoje galimybė išbarstyti, kas irgi atsiradinėja didžiosios miestuose ir didžiosios kapinėse. Tai aš gal jeigu galima, tai papildomai pasakysiu, tai dar vienas sprendimas, kurį priėmė Lietuvos Respublikos Seimas ir nenumatė tam skirti lėšų, kadangi čia, kaip ir su kai kuriais kitais sprendimais, kaip kalbėjom su profesiniam sąjungom, tai yra priimami sprendimai, yra numatoma, kad savivaldybės turi įrengti tos kolumbariumus, tačiau tam nėra numatyta biudžete jokios eilutės ir jokių lėšų. Tai čia kartais yra tas noras, kad būt geriem kitų sąskaita. Tai nėra priimtina. Tarybos narys Liudas Skyrius, prašau. Labadiena, nes dar šiandien nekalbėjom. Toks pastebėjimas, kada čia Rimas Dužinskas iškėlė klausimą dėl kolumbariumo. Tai čia nėra toks, čia visuomenės poreikis ir visuomenė iškėlė tos klausimus, ne opozicija čia kelia tą klausimą. Tiesiog yra toks poreikis ir mūsų kaiminės savivaldybės tą problemą yra išsprendę. Jei mes dabar kalbam apie pinigus, apie galimybės finansinės to, mes supraskim tai, kad šita suma, kuri yra numatyta šiais metais, kuri planuojama yra kitais metais, yra 100% Plungės bendruomenės uždirbti pinigai. Ir nelaukiam, kad kažkas mums dovanotų kažkokius pinigus. Bendruomenė užsidirbo pinigus ir sugebėkim už tuos pinigus padaryti tą, kas yra reikalinga. Mes esam dotuojanti savivaldybė, ne dotaciją gaunanti, bet dotuojanti. Vadinasi, visi pinigai, kurie yra savivaldybei, yra mūsų bendruomenės uždirbti. Ir atsakingai galvokime apie poreikius, kurie reikalingi yra bendruomeniai. O tų poreikių yra daug. Tiesiog atsakydamas, gerbiamas Liudai, jum tai, kad kaip ir pristatė mūsų architektas Tomas Jucys, klausimas dėl kolumbariumų yra sprendžiamas. Ir aš manau, kad mes pavasarį turėsim ko gero sprendinį jau dėl to. Bent jau vieną vietą Kauvišiškės kapinėse, antrąją galbūt truputėlį vėliau. Tai ties klausimas yra eigoje.